Sveiki žvėjai. Sveiki. Kaip matote, su mumis yra Darius, jo pristatinėti jau nereikia ir būtent tai reiškia, kad filmas Norvegija 2013 prasideda jau dabar. Ir šį kartą į išvyką leidomės kartu su dar keletu bičiulių iš skirtingų Lietuvos žūklės parduotuvių, tikrai patyrusiais specialistais žūklėje, ir turėjome šioje kelionėje tikslą ne tik kad šiaip pažvejoti, bet ir išbandyti keletą įrankių ir masalų. Ir būtent apie tai ir bus visas šis filmas. Šiais metais pasirinkom kelionę anksčiau, balandžio 21 dieną, todėl kad pagalvojom, kad yra dar galimybė pagauti tikrai tų didžiųjų menkių nuo 20 kg ir galimybė pagauti didelį uodą. Kągi, o kaip prasidėjo kelionė, žiūrim nuo pradžių. Puikus, saulėtas ir šiltas sekmadienio rytas. Na, šiandien Kimba komanda kartu su puikių bičiulių kompanija yra pasiruošusi iškeliauti į dar vieną nuostabę, pilną puikių ir nepakartojamų įspūdžių kelionę į Norvegiją. Kviečiu likti įsijungusius tuos, kurie mėgstate žvejybą Norvegiją, kurie mėgstate žvejybą gilioje jūroje ir kuriems patinka didelės ir gražios žuvys. Važiuojam! Šių metų kelionė prabėgo, atrodo, akimirksniu, nes Darius buvo viską idealiai suorganizavęs. Susirinkome Vilniuje sekmadienį vidury dienos ir išvažiavome Talino link su tokioms kelionėms specialiai pritaikytų autobusų, labai patogių 9-viečių, kuriame sėdynės atsilenkia iki galo, yra vietos kojoms, na, o kad kelionė neprailgtų, yra įrengtas puikus televizorius. Taigi, dar nesutemus pasiekėme Taliną, ten pernakvojome ir su pirmu keltu persikėlėme į Suomiją, į Helsinkį, iš kur tęsėme savo kelionę tolyn per Suomiją, Švediją, Norvegiją ir praėjus 20 valandų pasiekėme savo kelionės tikslą Andøy salą Skarsteino miestelį. Ten mūsų laukia šeimininkas Saulius ir ten mūsų laukia didelės norvegiškos žuvys. Susitinkam lygiai po metų ir aišku smalsu, kaip praėjęs sezonas, kaip sekėsi? Sekėsi sezonas, pirmasis sezonas mūsų ganėtinai praėjo puikiai. Įgėmė daug patirties. Manau, daugumas mūsų svečių irgi buvo patenkinti, technika negedo, žuvies gausybė. Viskas tvarko. Ir su kokiamis naujovėmis pasitinkate šiuos žvejybinius metus? Praeitų metų patirtis padiktavo, kad reikia daug dėmesio kreipti ne tik į profesionalų žveją, bet ir į paprasčiausiai turistą, kuris nori aplankyti Šiaurės Norvegiją ir išbandyti, kas tai yra žvejyba, reiškia, atvirame vandenyne. Todėl šį sezoną galima pas mus išsinuomoti žvejybinius rūbus nuo kojinių, kepurių, pirštinių iki neskęstančių kombinzonų. Taipogi girdėjau, kad turite specialių pasiūlymų ir profesionaliam žvejui. Taip, be abejonės labai yra populiari šiuo metu raudonųjų ešerių žvejyba. O kadangi įranga yra tikrai nepigi, ne kiekvienas žvejas gali pats įsigyti, mes siūlome nuomai elektrinės rites būtent šių ešerių žvejybai didelėme gylyje. Be abejo, be šio įrankio malonė ešerių žūklė iš tikrųjų neįsivaizduojama, galiu tai 100% patvirtinti. Galbūt šiais metais mes jau ir nežvejosime, norime daugiau dėmesio skirti menkiams ir rotams. Ir vėlgi dar vienas klausimas Sauliui. Praėjusiais metais minėjai, kad plėsite savo laivų flotilę. Ar pavyko tai padaryti? Taip, pavyko, mes įsigijome dar papildomai 4 katerius. Visų šių katerių varikliai yra nuo 90 iki 115 arklių galių. Ypatumas yra tas, kad jie yra pagaminti pagal specialų užsakymą. Denis juose yra taip suplanuotas, kad būtų tikrai ypatingai patogu žvejoti šiuose vandenyse. Kągi, paliekam Saulių toliau darbuotis, o mes einame ruoštis žvejybai.
vyksta pasiruošimas, noriu pristatyti visus šio filmo herojus. Na, be abejo, savęs ir Dariaus jau nebepristatinėsiu. Kartu su mumis dar, kaip matote, yra Saulius, kuris jau jums tikriausiai pažįstamas iš prieš tai buvusio filmo bei kitų mūsų laidų apie Norvegiją. Tai yra mūsų kolega iš Vilniaus žūklės parduotuvės Kotas. Dar, kaip matote, yra puikia kompanija iš kitų Lietuvos miestų žūklės parduotuvių. Taigi, Žilvinas iš Kauno žvejoklio, Albinas iš Tauragės Dorimos, Vytautas iš Raseinių žūklės parduotuvės ir klaipėdiečiai Marius su Gintaru iš žūklės Kodo įsikūrusio Dubysos gatvėje. Visi šie vyrai Norvegijoje lankėsi pirmą kartą ir prieš akis jų laukia tikrai puikūs įspūdžiai. Pirmas dienas pasižiūrėjus pagal orus nelabai leido išplaukti į atvirą jūrą. Todėl buvo proga išplaukti į fjordus, patikrinti kai kurias taškus, kalniukus, pasigavome porą menkių, pasižiūrėjom pagal atoslūgius, pagal vandens kilimą, nusileidimą, susipažino vyrai su valtim, su uostu, išplaukimu, su įmėjimu. Galima sakyti, morališkai ir fiziškai pasiruošė traukti daug rimtesnius laimikius. Taigi vyrai susipažino su jūra, paragavo pirmosius sūraus Atlanto vandens gurkšnis, pasiplaukiojo fjorde. Na ir prieš išeinant į atvirus vandenis ir prieš gaudant daug rimtesnės žuvis, noriu trumpai pakalbėti apie įrankius, kuriais gaudė visi šios išvykos dalyviai. Taigi visų pirma apie meškerę, apie ją kalbėjome ir praėjusiais metais, jomis žvejojome mes su Dariumi. Tačiau šiais metais sumanėme, kad daug geresnis eksperimentas būtų tada, jeigu visa grupė iš daug žmonių žvejotų su vienodu meškerykočiu ir tikrai būtų galima po tokios išvykos pasakyti apie jį. Ir būtent todėl paėmėme visiems savo bičiuliams vienodus Kinetic Edge Dynamic Boat meškerykočius iki 50 lbs galios, 7 pėdų ir 6 colių. Šito meškerėmis žvejojau antrą sezoną, kad ir norėjom šiais metais davėm dėl to visiems tos pačius įrankius, kad pasakytų žmonės kiti savo nuomonę aš turiu, kad tikrai yra geras įrankis, jautrus, jauti kiekvieną stuktelėjimą ir tos pačios žuvies, jauti ir dugną greičiau surandi ir taip toliau. Taigi tikrai praėjo tie laikai, kada Norvegiją važiuojant, gaudydavom su botkačiais, kurie yra ten už iki 100 litų vertės ir kuriais, tiesiog nejauti to malonumo, ką jauti su šitą meškerę. Taip, būtent todėl norėjome tuo malonumu pasidalinti ir su savo bičiuliais ir davėme jiems išbandyti šiuos puikius Kinetic Edge Dynamic Boat meškerykočius. Ritės taipogi buvo mūsų testavimo ir eksperimento objektas ir šiais metais visi be išimties mūsų bičiuliai ir mes žvejojome tik amerikiečių gamybos Accurate ir Avet ritėmis.
visiems atiteko po skirtingą modifikaciją. Šiauryčių kažkam galbūt buvo 2 greičių, vieniem 4 dydžio, kitiem 5. Turėjom galimybę apsikeisti įrankiais ir pažvejoti su skirtingomis sritėmis. Daug apie jų privalumus dabar nenoriu šnekėti, tiesiog atkreipkite dėmesį, kaip gaudė mūsų bičiuliai ir mes patys su jomis, ir vėlgi įspūdžiai apie jas šio filmo pabaigoje. Ant visų ryčių suviniojau tą patį 035 3 normalą visom rytim, kuris atlaiko 52 kg. O ką jis iš tikrųjų atlaiko, pamatysit gale filmo. Tokiais įrankių komplektais buvo apginkluoti visi komandos nariai ir visi buvo pasiruošę ištraukti savo didžiausias žuvis. Dar vienas mūsų eksperimentų objektas buvo be abejo Kinetic guminiai silikoniniai masalai. Pats visų pirma labiausiai norėjau išbandyti Big Bob masalus, kurių pernai tiesiog nespėjome gauti iki išvykos, ir būtent juos norėjau pamerkti į realų vandenį ir pagauti pirmąsias žuvis. Kaip pamatysite, tikrai kelios spalvos būtent šioje išvykoje labai sėkmingai man ir suveikė. Na va, gražuolė menkė. Štai ant natūralios spalvos masalo. Puikios žuvys viliojasi ant natūralesnių masalų. Būtent tos pačios menkės imitacijos Big Bobas. Na ką, šitą gražuolę, manau, paleisiu. Žvejyba didelėm gumom, taip vadinamom, yra šiek tiek įdomesnė mano galva negu žūklė su pilkeriais ir sistemomis. Be abejo, pilkerių ir sistemą tikrai pagausite daugiau žuvies, daugiau taip vadinamos mėsos. Tačiau jeigu norite susigrumti su rekordiniu laimikiu, tikslingai gaudyti kuo didesnę žuvį, tai be abejo visą laiką geresnis masalas bus didelis guminukas. Na ir darbas paties žvejo su guminuku gerokai skiriasi nuo žvejybos pilkerių ir sistemą, kur gaudoma tiesiog kilnojant masalą aukštyn žemyn. Na, o žvejyba guminuku primena savotišką viliotinį, kurį reikia sušokti su masalu žuvį, kad jinai užkibtų. Ir gaudant menkes visų pirma reikia žiūrėti į echolotą ir guminuką savo nuleisti į tą vietą, kur echolotas rodo žuvį. Jeigu, tarkim, yra žuvis pakilusi tarkim 20 metrų ar 30 metrų nuo dugno, tai nėra tikslinga baksnuoti su guminuku į dugną ir laukti ten žuvies kibimo. Visą laiką reikia suvinioti valą aukštyn, žymėtas valas labai aiškiai parodo, kiek reikia masalą pakelti nuo dugno, tam, kad guminukas plauktų geriausiai šiek tiek virš didžiosios žuvies būrio, nes didžiosios menkės visą laiką laikosi pakilusios virš pagrindinės žuvies masės, kurią jums rodo echolotas. Na, o
pats žaidimas, guminukui, kurį suteikia žvejas, čia nuo kiekvieno žvejo priklauso įvairūs judesiai meškeryko čiugaliuku, taipogi lėtesnis ar greitesnis masalo traukimas, leidimas masalui lengvai skęsti. Visi šie būdai yra tinkami ir visi šie būdai gali būti įvairiai derinami. Tol, kol atrandamas tai dienai ir tam tikrom žūklės sąlygom, geriausias tas, kuris labiausiai vilioja didelę menkę. Aš irgi tokie 8-tuką, 9-tuką įvariau. Va čia vat jų yra, matai? Gražuolė! Haha! Ja. Opa! Algi geras gumos, kurios reikia. Daug tik padėsiu šimą. Va, imkit. Dėkit, dėkit. Oba! Taigi išėję į atvirą jūrą vėl susiradom panašų tokį iškišulį, dugno nelygumą, kur aukščiausias jo taškas pakyla net į 30 metrų ir ant vieno iš jo šlaitų radome daug didelių žuvies būrius, matosi ir mažesni žuvies simboliai, virš jų didesni ir panašu menkę, vieną kitą ištraukiam ir kartojam nuolat dreifą, užeidami vis dar ir dar kartą virš žuvies būrių. Ir pagrindė žuvis kimba visa sukėlus masalą gerokai nuo dugno, apie 20 metrų, nes, na, aišku, mažesnė žuvies būrys yra žemiau, o didelė žuvis migruoja virš jos aukščiau ir būtent tas didelė žuvis ir norisi susirinkti. Dėl to šiandien jau atplaukę į atvirą jūrą žvejojame tik guminukais, kaip matot, jokių sistemų nededame, jokių pilkerių mano kolegos nenaudoja, visi užsidėję tik tai gumas ir, kaip matėte, gana sėkmingai mums ant jų kimba. Žvejojam toliau. Tai menkista bus. Padėsit Vytai jam išsiluptą. Matosi? Ar man padėt? Ui, tu savo bandūra kokia. Gražuolė. Paleid.
Mano kolega žvejoja Žilvinas. Matau, užsikirtęs irgi kažką. Saida kažkokia vėl užkybo. Ova! Ešerys! Dar viena žuvis į mūsų gerą kolekciją. Na, o oto viliojimas guminukais yra iš tikrųjų labai plati sritis ir galiu pasidalinti tik šiokiais tokiais pastebėjimais iš savo asmeninės patirties. Tai gaudant otą visų pirma masalų susirandu dugną ir tada pradedu dreifuoti šiek tiek prikėlęs masalą nuo jo 5, 6, 7 metrų priklausomai nuo situacijos. Ir pirmieji kibimai kartais būna būtent tokiame lygyje. Tačiau jeigu atkreiptumėm dėmesį į povandeninės kameros vaizdus, galite labai aiškiai pastebėti, kad otai yra linkę lydėti masalą ir jeigu kelsite savo masalą aukštyn, kartais gali atlydėti netgi iki valties. Ir daugybė žvejų yra pastebėję, kad traukiant ar vėgelytę kokią nors, ar netgi žvejojant ešerius, iš paskos pareina didelis stalas. Tai grįžtant prie žvejybos guminiais dideliais masalais, turėkite omeny, kad otas gali stebėti jūsų masalą visą laiką ir bet koks jo darbo pasikeitimas gali ir įtakoti oto kibimą. Todėl kaitolėjimas įvairaus darbo yra, sakyčiau, mano akimi žiūrint, yra pagrindinis raktas į sėkmę žvejojant otus. Dar nueina dar.
Kyla, kyla, kyla. Kylam. Paleidžiam šitą gražią žuvį, iš tikrųjų otų populiaciją reikia tausoti. Aš panašią esu jau pagavęs, taigi nieko nėra brangiau iš esmės už nuotrauką su gražia žuvim, o didelę žuvį smagu ir paleisti. Tikrai daug žvejojame su Kinetic guminiais masalais. Ir jau susiformavo šiokios tokios išvados apie jų darbą, apie jų pasirinkimą skirtingomis žūklės sąlygomis. Taigi, galbūt šiek tiek trumpai ir norėčiau tai aptarti. Na, visų pirma, norėčiau pradėti nuo Big Bob Kinetic didžiųjų guminukų, apie kuriuos kalbėjome vienoje iš mūsų pavasario laidų, pristatinėdami žūklės Norvegijoje, pristatinėdami naujienas žvejybai Norvegijoje. Ir apie šį masalą galėčiau pasakyti tik geriausius atsiliepimus. Kaip matėte, pagavau su juo tikrai keletą gražių menkių, užkibo visai neblogas otukas ir tikrai veikiantis masalas. Ir norėčiau į ką atkreipti dėmesį. Be abejo, spalvos pasirinkimas individualus dalykas, tačiau kada reiktų žvejoti su Big Bobu, mūsų kompanija susidarė įspūdį, kad jis labiau tinkamas esant vidutiniam ir silpnesniam dreifui. Kai yra dreifas virš 2,5 km per valandą, tada šio masalo planiravimo savybės jau nebeleidžia nuskandinti jo į gilesnį gylį. Kalbu apie 480 gramų modelį. Tokiu atveju reiktų rinktis arba masalą virš 700 gramų, kalbu apie Big Bobą, arba jau žiūrėti į kitą masalą. Tačiau tais atvejais, kai dreifas yra apie 1,5 iki vieneto, netgi šiek tiek šis masalas dėl savo storo kūno puikiai planiruoja ir puikiai vilioja žuvį. Jeigu dreifas yra dar lėtesnis, tada vienas iš geriausių pasirinkimų yra būtent plekšnė. Iš pirmos pažiūros jinai praktiškai nejudri, ta uodega atrodo visai nedirba. Tačiau jeigu pamatytumėm, kaip juda plekšnės vandenyje, tai iš tikrųjų jinai ten visai ir nesimakaluoja. Šio silikoninio masalo juda tik patys krašteliai padaryti iš ypatingai plonos medžiagos ir būtent aš galvoju, tas toks ypač natūralus judesys ir vilioja. Jeigu būtų didesnis dreifas, į didesnį gylį šį masalą nuskandinti būtų neįmanoma. Tačiau tokiomis dėdomis, kai valtį vos neša, kai judi ypatingai lėtu greičiu ir žvejoji, tarkim, motus, kuriuos mes gaudėme pakankamai negiliai, na, šitas masalas yra nepamainomas. Na, jeigu kalbėti toliau, tai ką galima pasakyti apie ešerį. Ešerys jau yra išbandytas ne kartą ir ne tik mūsų, ir žinomas kaip puikus didžiųjų menkių viliotojas. Na, o vėgelytė, be abejo, matėt, su jie ištrauktų daugybę žuvų šioje išvykoje ir jinai puikiai pasiteisina esant ir didesniam dreifui ir kai masalą reikia nuskandinti į didesnį negu 60, 80 ir 100 metrų gylį. Kaip visada neapsieiname be naujienų. Ir šį kartą į mūsų rankas pakliuvo dar vienas naujas kompanijos Kinetic gaminys, tai yra Crazy Daisy masalas, kuris atrodo iš tikrųjų kaip išprotėjęs masalas, na, vien jau kalbant apie jo spalvą. Be abejo, yra šių masalų ir kitų spalvinimų, tačiau testavimui gavome tik vieną. Kaip matote, šis yra su twisterio formos uodegėlė, tačiau komplektacijoje eina ir įprasta riperio žuvytės formos uodega. Ką dar galima pasakyti apie šį masalą, jis yra šiek tiek mažesnį turi
pasipriešinimo paviršių negu tarkim Big Bobas ir kaip pastebėjome, puikiai tinka gaudyti ir gilesniuose vandenyse esant didesniam dreifui. Na, apie jo kibumą įrodo, kaip matote, jis visas sudraskytas, suplėšytas ir sumaitotas. Reikia turėti šiek tiek platesnį tiek spalvų, tiek vykstant į Norvegiją tam, kad apriektum visas galimas žūklės sąlygas, nes, kaip pastebėjote, orai Norvegijoje keičiasi per dieną kelis kartus ir jeigu ryte buvo, tarkim, dreifas 2,5 km per valandą, tai vakare gali būti ir 0,5 km per valandą. Jei žvejoji ryte menkės giliuose nuo 120 iki 80 metrų, tai po pietų gali užsimanyti sugauti otą 30-40 metrų gilyje. Taigi galutinė išvada, kuri ateina pažvejojus keletą kartų Norvegijoje, kad reikia turėti tiek spalvų, tiek modelių platesnę gamą, jeigu nori, kad išvyka į Norvegiją būtų ypatingai sėkminga. Na, o visą šią išvyką vainikavo paskutinioji diena ir būtent paskutinę dieną užkibęs didysis otas. Ir kol mes įtrauksime, kol jūs žiūrėsite, kaip mes įtraukėme, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip viskas prasidėjo nuo pradžių. Žūklę pradėjome gerokai sudienojus, kadangi tai buvo paskutinė diena, žuvies buvom tikrai pagavę daug ir įvairios, buvom atsipalaidavę ir tiesiog norėjome išeiti dar kartą į jūrą. Ir vienas iš pagrindinių tikslų buvo tai, kad norėjome, kad tiek Algirdas, tiek ir Albinas pagautų po savo pirmąjį otą, nes mes su Vytautu jau buvom pagavę savuosius. Ir tik išėję į jūrą ir atplaukę iki numatyto taško, pastebėjome, kad visiškai nėra dreifo ir kad jūra yra tiek nusiraminus, kiek nebuvo nusiraminus per visą mūsų išvyką. Ir šiek tiek pasiplaukėję, pastebėjome, kad visa žuvis, visi saidos būriai, kurie išvakarėse dar buvo 60-80 metrų gylyje, buvo sulipę ant aukšto kalno. Na ir būtent dėl to ir pradėjome žvejybą virš to šlaito. Jeigu atkreipsit dėmesį į povandeninės kameros vaizdus, pamatysite, kad tas didysis otas jau buvo pakilęs link mūsų operatoriaus Algirdo masalo, kur filmuota yra su povandeninė kamera vienu iš pirmųjų dreifų. Sugrįžome į panašią vietą ir tik nuleidus masalus, Vytautas sulaukė to įsimintino kibimo. Vat ir tada prasidėjo ta ilgoji kova, kuri truko beveik valandą. Ir čia jau daugiau nieko nebekomentuosiu, nes patys viską matote. Patys matote tuos juokingus kirvukus, tą juokingą kirvuką, kuris yra mano rankose, kai žuvis prikeliama į viršų pirmąjį kartą ir galbūt nesigirdi, vėlgi pirmi žodžiai, pirmi kilogramai, kuriuos pavyko išstenėti, kai otas kilo, buvo 60 kg, paskui 80, paskui jau visų galvose tikriausiai ant liežuvio sukosi, kad tai yra 100 kg. Tačiau niekas nedrįsome to ištarti, tiesiog tokių žuvų nei vienas iš mūsų nebuvom nei matę, nei traukę ir toks didelis svoris atrodė kažkoks visiškai neįmanomas. Tačiau matėme visi, kad žuvis yra neįtikėtinai didelė ir žinojome, kad po pirmo prikelimo nieko nepadarysim net su to kirvuku. Va čia brolyčiai žuvis, va čia žuvis, aš nežinau, ką mes jam padarysim, bet va pažiūrėk, kokie žvėrys kimba. Pabiški, įsisekti ir vežti, stengtis, nieko nepadaryti.
A su kirvinu jie? Tas vėl paprašė valo, tačiau antrą kartą pabėgęs jis jau taip toli nebebėgo, jautėsi, kad yra gerokai nusilpęs, atsigulė tiesiog ant dugno po valtimi ir mes turėjome laiko dar kartą operaciją paprašyti visų aplinkui esančių laivų, galbūt kas nors aplinkui turi rimtesnius įrankius negu mūsų kirvukai ir šalia buvo žvejai iš Lietuvos. Ir jie buvo pasiruošę rimtai, turėjo 2 didelius kablius ir kai mums pristatė vyrai tuos kablius, ačiū beje vyrams. Bandysim kažką padaryti 3 kartas. Arba mes jį, arba jis mus. Kadangi niekas nežinojome ir kad jis svers tiek daug, tai tiesiog vienintelis sprendimas, kuris sukosi mūsų galvoje, kad kai tik tai Vytautas pritrauks paskutinį kartą tą otą prie valties, mes jį bandysime įkelti. Ir kaip matote, tas įkelimas užtruko, tačiau baigėsi sėkmingai. Ką dar noriu pasakyti, be abejo, Vytautas iš tikrųjų yra tos dienos didvyris ir apskritai žvejys iš didžiosios Ž raidės, nes kaip matėte, su tokia žuvim dorotis, tokią žuvį traukti, su tokia ramybė ir su tokiu pasitikėjimu, su tokiu išlaikymu, tu prasme, kaip matėt, žmogus pirmą kartą Norvegijoje, pirmą kartą žvejoja su tokiais įrankiais, tačiau visas darbas su įrankiu, su rite, su valu, tas jautimas, kiek galime leisti žuviai atkovoti valo, kada galima jau ją kelti į viršų, iš tikrųjų buvo neįtikėtinas ir, kaip ir minėjau savo straipsnėje, dar kartą pasikartosiu, kad labai gerai, kad didysis otas užkibo iš visos mūsų kompanijos išplaukusios būtent Vytautui, nes būtent jis buvo pasiruošęs ištraukti tą otą labiausiai iš mūsų visų. Na, o mes buvę kartu valtyje, ko gero buvom geriausi ekipažo nariai, kurie padėjom jam ištraukti tą otą į valtį. Taigi, tiek pasakojimo ir nežinau, ar jaučiasi iš mano kalbos, bet dabar kalbėdamas aš dar kartą išgyvenu tą įvykį savo galvoje. Būtent dėl tikimybės susikauti su savo gyvenimo žuvimi ir verta važiuoti į Norvegiją. Ir jeigu anksčiau sakiau, kad galbūt gana man tos Norvegijos, tai dabar esu tvirtai įsitikinęs, kad sugrįšiu ten dar kartą. Taigi tokiu skambiu, beprotiškai fantastišku akordu baigėsi mūsų žvejyba. Nuo mes, kaip žadėjome filmo pradžioje, paprašysime pasidalinti įspūdžiais mūsų išvykos herojų, kaip jiems patiko įrankiai ir kaip jiems patiko pati žvejyba Norvegijoje. Manau, kad pradėsime nuo Vytauto. Kągi, kaip vyko pati kova, patys kuo puikiausiai matėte nuo Vytauto ir kitų mūsų kelionė dalyvavusių žvejų. Norėsiu paklausti, kaip Vytautai apskritai pati kelionė ir jos organizavimas, tokie įspūdžiai? Įspūdžiai, tai aišku, jie yra vainikuoti begalinę sėkmę, bet pati kelionė taipogi nuvyko sklandžiai, skaitau, viskas vyko apgalvotai, visi bendrakeleiviai, sakysime, 6 atostogų, buvo viskas tvarkoje, kaip sakyti, kolektyvas branduolys toks susidarė, pasiskirstė, visur viskas, organizatoriai pasirūpino, kad viskas vyktų sklandžiai, laiku, atvažiuotumėm nepervargę, nes mes sugebėjom tą pačią dieną išplaukti, laiku, kaip sakyti, ir pailsėti, laiku ir atvažiuoti, laiku. Apie pačią žvejybą, sakysime, tai aišku, jinai faktai kalba už save, matėm visi ir man, ir kitiem, ir menkės, kiti ten stebuklingo dydžio, arktinės, kaip čia vietinė, kad sako jo.
pagavo ir uotų keletą įskaitinių. Ir man prieš tai pavyko dar ten nemažą uotų, nu kaip, palei uotais, jau dabar tai ten mažylis, bet reiškia sugauti ant vėgelytės. Tai kelionė yra puiki, žuvies tikrai daug, sala yra nuostabi, gyvenimo sąlygos yra puikios. Ką mes matėm, tikrai priėmė, organizavo, rūpinasi dabar trofėjaus pargabenimu firma. Reiškia, Katroje mes apsistojame Andojos saloje ir šaldikliais pramoninis parūpintas, kad trofėjus pasiektų Lietuvą, parkeliautų, tai reiškia, žmonės yra suinteresuoti, kad atvažiavęs žmogus rastų ir poilsį, ir malonumą, ir sąlygos geros, dušai, apdorojimo kambariai tvarkingi yra, švaru, patogu, malonu. Vytauto pirmojo noriu paklausti jo nuomonės apie šios išvykos metu bandytus įrankius. Įrankiai, reiškia, buvo 9 naudojami, kiek aš teisingai, ne, jo, 9 kotai vienodi, su skirtingom ritėm truputį ir visi angliniai yra. Tai tas davė iš karto gerą kontaktą su masalu, dugno testavimu, reiškia, prasiskenauti galima locija dugno pasidaryti. Tai yra puikūs įrankiai. Kaip jie atlaikė, tai mes matom visi, turbūt komentuoti nereikia. 200 kg. Kaip sakyti, taip, 200 kg, reiškia, laiko tas daiktas. Dabar aš pats pirmas įgis su Norvegijoje, bet kadangi esu vis dėlto su žvejais, verčiuosi šiuo verslu, tai tankiai susiduriu su šito klausimu ir visuomet sakydavo, kad ten taip, jeigu yra normalus poelgis su įrankiu, jis tikrai atlaiko. Ir mes labai puikiai atlikom, kada 4000 rytutė. Nedidelės. Jo, principė yra, pačkutė vadinama. Praktiškai džerkauja su tokiam dydžio rytėm. Jo, su tokiam dydžio rytėm, pilnai atlaikė, nepavedė absoliučiai. Ir subalansuoti buvo suktukai, karabinai. Reiškia, valas milimetrinis pririštas prie pintuko. Viskas yra puiku, problemos jokios absoliučiai neturėjom, o pakabinus didelę žuvį monstrą, ją vienu sykiu ištraukti, turbūt visi suprantam, kad tai mums prireikia čia traktorius su kranu, kad ją pakelti. Tai aišku, ir viskas turi būti paskaičiuota šiek tiek. Ir jėgos savo, jėgos žuvies, jėgos viskas. Taip pat įrankių testavimas tai jau yra parodytas ir nei vienas įrankis nepavedė, nebuvo jokios absoliučiai problemos. Tai skaitau, kad tai yra puiku. Kągi, ačiū Vytautui ir mes toliau pakalbėsime su kitais mūsų bičiuliais, kokiegi jų įspūdžiai apie naudotus įrankius ir masalus. Su kitu mūsų įsimintino ekipažo nariu Albinu kalbamės jau kelte pakeliui namo. Ir Albinai, turiu jums tokį nukreipiantį klausimą paruošęs, kas labiausiai įsiminė iš šios kelionės? Iš šitos kelionės? Taip. Užklapai netikėtai. Kas? Paskutinė žvejyba. Be jokios abejonės. Ir kaip būtent Vytauto klausiau, ką jis jautė, kai įtraukė tai neįtikėtino didumo žuvį ir kaip jūs, kokios mintis lindo į galvą, kai Vytautas kovojo, mes jam kažkaip turėjom padėti, nors nelabai ką ir galėjom padaryti. Kadangi dabar aš praėjau dar daugiau laiko nekalbėjote su Vytautu, tai mano jau įsijungė protas, o protas sako, kad durnas buvai, kad ten iš vis lindai, ten reikėjo nelysti. Bet tuo momentu protas nutilo, įsijungė instinktą ir tas pirmykštis instinktas, kad reikia žvėrį nugalėti, kažkaip nuduoti ir viskas. O kai pats traukimas vyko, tai, neslėpsiu, jausmai buvo įvairūs ir prieštaringi. Ir baltas pavydas, ir juodas pavydas, ir kažkoks, toks susierzinimas, kad, dabar čia mes kažkokiu, nes niekas nesitikėjo, kad ten toks rimtas priešininkas. Atrodo, ten imko, kaip ir tu skubinai kažkiek, atrodo, pumpok, hebrai duok irgi išsitraukti po vieną. Bet jau kai iškėlė
iškilo, pirmą kartą pamatėm jo, tada iškart supratau, kad čia darbų yra rimtų ir tada išsijungė jau, kas sakau, instinktas, noras nugalėti, nes tas pagrindinis buvo. Visas šitas filmas iš tikrųjų tikrai, manau, turės didelę išliekamąją vertę ir visi pasaulio žvejai galės pamatyti, kaipgi mes padėjom Vytautui sukovoti su to didelė žuvim. Na, antras klausimas, vėlgi klausiu daugelio šios ekspedicijos mūsų dalyvių, kokia jūsų nuomonė apie bandytus įrankius ir masalus? Aš gal dar visgi turėjau susikūręs atsakymą, galėsite iškirti. Apie pačią kelionę, kas sudedamąsias sudaro, vis tiek žmonės plaukia ir plauks. Ir kas mano nuomonė sudaro pagal svarbumą išsidėsto kokie faktoriai, tai visgi aš pirmą, kaip paskutinės žvejybos remdamas pavyzdžių, visgi manau, kad daugiausia lemia sėkmė. Ar tai galim pavadinti aukščiausią jėgą, ar Dievo padėjimu, ar kažko, nes be jo nebūtų oro, išplaukimo, laimikių. Gali vykti visokie, ne tai kad malonus, bet atvirkščiai nemalonus atsitikimai. Antras būtų faktorius pagal svarbumą mano požiūriu, tai būtų pats kelionės organizavimas ir kompanijos važiuojančios susiderinamumas ar kolektyvo surinkimas. Ir jau atsakydamas į tavo klausimą, trečias būtų įrankiai ir technika, ar kaip ką naudoji. Tai čia įeitų ir kateriai be abejo, ir meškerės. Kadangi nesu specialistas didelės jūrinės norvegiškos žūklės, tai man viskas buvo kaip į naują ir galiu pasakyti, kad tikrai, geriau aš nieko ir nebenoriu praktiškai, ką aš turėjau, ir jeigu jau važiuosiu dar kartą, tikrai imsiu tos pačius įrankius. Kinetiko, tas pačias ekstremo rites, tą patį Fairelaino valą, nes kam išradinėti, ten aišku, neseniai valgėm skanius pietus, gali bandyti įvairių patiekalų. Bet šitame reikale, kur būna ir ekstremalus apkrovos ekstremalios, tai kam išradinėti ir nudeginėti pirštus. Yra patikrinti visų, kaip pamatys akyse, įrankiai ant vienos didžiausių žuvų. Tai šitie įrankiai, kuriuos naudojom, kur jūsų pagalba galėjom panaudoti, tai tikrai yra puikus ir pakol kas, nežinau, geresnių. Smagu girdėti gerus žodžius, iš tikrųjų toks ir buvo kelionės tikslas, kad kuo daugiau mūsų žvejų pamėgintų tuos įrankius ir aišku, ačiū Dievui už tą šansą, kad įrankiai gavo pačius ekstremaliausius išbandymus, kokie tik tai gali būti, nes dar kažko ekstremaliau aš nelabai galiu įsivaizduoti. Kągi, ačiū Albinui už pokalbį, manau, kad susitiksim dar ne vienoje žvejyboje ir ačiū, kad buvo tam įsimintiname ekipaže, kurio kiekviena sudėdamoji dalis iš tikrųjų ir buvo tikriausiai raktas į galutinę sėkmę. Na kągi, tęsime savo pašnekesį su mūsų ekspedicijos dalyviais ir šalia mūsų yra mūsų geras pažįstamas iš Klaipėdos žūklės parduotuvės Žūklės kodas, Gintaras, jūs jį tikrai matė mūsų laidose ir šalia mūsų. Taigi Gintarai, tu pirmą kartą Norvegijoje, nepaslaptis ir kokie pirmieji įspūdžiai po kelionės jau šiek tiek susidėliojo, galvoju, kaip jautiesi? Esu daug keliavęs ir Norvegiją išmaišęs skersai išilgai, tai ne pirma mano kelionė, bet tikslas būdavo Lašišos. Ir ten, aišku, pozityvas būdavo kitoks, upės, bėgantis vanduo ir visada ta žvejyba tokia Norvegijoje jūrai. Laikiau tokia paprasta, lyg ir buka, tiesiog galvojau, kad paprastai, taip. Nuvažiuoji, prikšauni mėsos ir grįžti. Bet dabar mano požiūris diametraliai pasikeitęs, turbūt dėka daugumos pozityvių priežasčių. Iš tikrųjų, tos emocijos, kurias galvoju, yra nerealios, iš tikrųjų tikrai. Ir tos sudėdamosios dalys, kurios eina į tą kelionę, tai aišku irgi sutapo. Ir geri orai, ir geras klimatas psichologinis, o šiaip tai visus kviečiu pabandyti, tikrai nenusivilsti. Tu per savo žvejybinį gyvenimą esi per rankas perleidęs daugybę įrankių, ar ne? Ir
Tikrai man labai įdomi tavo kaip profesionalo nuomonė apie šioje kelionėje bandytus jūrinis meškerykočius ir jūrinės sritis, ir be abejo valus ir panašiai. Visi gavome po panašų komplektą ir kokie tavo atsiliepimai būtent apie juos. Pasakysiu, sukovoja su žuvim ir valandą, ir 2, vėlgi, tai lašišos, o šitoj kelionėje gerą valandą kovojau su tikrai neatkeliama žuvim. Kiti įrankiai, aš beveik guldau galvą, galbūt ir nelaikytų. O šitos, kuriuos mes naudojame, nerealias apkrovas laiko, matėte iš tos didžiausios žuvies, kaip jinai įveikta. Ir pasakysiu, kad kokybė įrankių duoda komfortą. Kompetencija gidų ir organizatorių duoda taip pat komfortą. Ir visuma duoda didelį malonumą iš žvejybos, iš kelionės ir begalę pozityvo iš tikrųjų. Na ir dar vienas mūsų ekspedicijos dalyvis, Žilvinas iš Kauno žūklės parduotuvės Žvejoklis. Irgi žmogus, kuris pirmą kartą lankėsi Norvegijoje ir žvejojo gilioje jūroje. Ir vėlgi tradicinis klausimas, Žilvinai, kokie įspūdžiai jau šiek tiek susigulėjus visoms emocijoms ir išvykus? Įspūdžiai dar nenurimsta, kaip sakyti, dar laiko nedaug praėjo, po tų visų emocijų didelių ir kelionės, kai tau tikrai labai pasisekė, gavom gerą orą, daug teko pažvejoti ir banguotą jūrą matėm ir lygiai ir viskas ir išbandėm tikrai aukščiausios klasės įrangą visą, išbandėm visą gamą masalų, dabar tikrai galėsim, kaip sakyti, patart žvejam, kada naudoti tokį ar kitokį masalą prie vieno kito dreifo ir tikėtis savo, kaip sakyti, gyvenimo to trofėjaus ir jį tikrai galima pagauti, visi matėte, tikriausiai pamatysite dar, kad yra tai viskas įmanoma, kai yra norai ir, kaip sakyti, ir gera įranga ir masalai, aišku. Taip, kad visus kviečiu tikrai išbandyti bent vieną kartą, to labiau, kai yra geri organizatoriai ir tiesiog tai lieka tik tai susirasti laisvo laiko savaitėlę ir viskas. Kągi, ačiū Žilvinui, ačiū visiems buvusiems kartu su mumis šioje kelionėje, nes visos sudedamosios jos dalys, aš manau, atnešė mums tokią sėkmę. Visi geri dalykai baigėsi ir prie pabaigos priartėjo ir šis filmas. Dar kartą ačiū Dariui už puikiai suorganizuotą kelionę. Iš tikrųjų visi patyrė neišdildomų įspūdžių, kai kam jinai tapo iš tikrųjų įsimintiniausių gyvenimo įvykių. Taigi, bičiuliai, dar kartą galiu rekomenduoti, kad jeigu galvojate apie savo žvejybinės atostogas ir dar nesate buvę Norvegijoje, tai galite kreiptis į šį žmogų ir nepažadu, tačiau yra labai didelė tikimybė, kad patirsite tokius įspūdžius, kaip patyrėme mes. Taigi, ačiū Dariau ir iki susitikimo kitame filme. Iki. Iki.